Sveiki, šiandien atvažiavom į naujo namo statybą. Tai yra Olkas 80 su tam tikrom korekcijom pagal kliento poreikius. Ką mes čia padarėm? Mes dabar nuėmėm augalinį sluoksnį ir užpylėm betoninius polius. Kokios buvo problemos? Problemas buvo tos, kad buvo labai aukštai gruntiniai vandenys ir mes negalėjom naudoti standartinę būdą, pragręžiam, pilam betoną ir einam į sekantį. Čia turėjom naudoti CFA technologiją, kai grąžtas, kuris gręžia, iš karto ir paduoda betoną. Tai taip ir padarėm ir viskas gavosi gerai. Ką mes toliau darysim? Toliau mes betonuosim rostverką. Rostverkas tai yra pamato dalis, kuri sujungia polius tam, kad pasiskirstytų teisingai apkrovos. Jeigu vienoje vietoje yra apkrova, rostverkas paskirsto, kad ta apkrova atsigultų ne tik ant vienos vietos šito polio, bet ir sekantį. Tai mes grįšim, nufilmuosim, kaip mes tą rostverką padarome ir jūs ir daugiau turėsite žinių iš šito namo.